Sveiki visi ir šiandien yra mano pirmas vlogas. Ir aš nusprendžiau padaryti tokį video mano vasaros stačiai. Tai pradėkime. Tai yra 2 rankų kremai. Vienas yra, nežinau kaip jis tarėsi, nežinau kaip pavadinimas tarėsi, jūs pamatysit. O kitas rankų kremas yra deginamasis rankų kremas su kojų uogų ekstraktu ir migdolo aliejumi. Toliau yra mano mėgstamiausias kvepalai ir patarčiau nusipirkti. Jie berods kainavo 30 €, jeigu neklystu. Ir jie man žiauriai patiko, pirksiu dar kartą. Šito lūpų bliskio jau nebepirksiu ir labai džiaugiuosi, kad jį jau pabaigiau, nes jisai buvo nelabai geras, dėl to nes jisai man paėmė per daug spalvos ir tai, kad paėmė su šepetėliu daug spalvos, po to kaip pasidažai tau kukulais tokiais duoda ir neina įsitrinti, bet aš jį tiesiog naudojau ant lapo popieriaus, tiesiog kažką nupiešdavau ir tiesiog prisikabinėdavau ant durų, bet labai šiaip gražiai gavosi, kadangi spalva visai kitokia, spalva nesigavo tokia rožinė, gavosi maždaug, jisai raudona tokia ir rausva spalva. Tai vat. Toliau yra 3 nagų lakai. Vienas yra raudonas, kitas yra juodas, kitas yra mėlynas. Jie visi buvo nelabai geri, ypač šitas, nes pas jį taip pat buvo kukulų, kaip ir pas lūpų blizgi. Šitas buvo nelabai geras, nes jisai tiesiog nedažydavo. Sudžiūdavo, jisai labai greitai džiūna beje. Ir tas mane labai nervuoja ir labai nepatinka ir labai netenkina. Toliau yra šitas turbūt buvo geriausias, nes jisai tiesiog man padėjo ir jisai buvo turbūt tas geriausias. Yra vienas tušas, bet aš labai retai kada dažausi ir jį man atidavė mano draugė. Jį man atidavė mano mama, bet aš labai retai kada su juo dažausi ir išnaudau ir nebepirksiu daugiau tikrai tušų, nes aš dar esu pakankamai jauna ir mano oda dar nepritenka dažytis jai, nes man tik yra tik 11 metų. Tai čia yra tušas, bet aš jau daugiau nepirksiu. Toliau yra Batista kažkoks tai čia plaukų šampūnas. Aš tiesiog labai skubėjau ir ėmiau kas po ranką šampūnai. Tai va. Kvepia labai gaiviai. Tai malus. Ir paskutinis dalykas yra Babylipsas, kur labai ilgai aš jį pabaigiau. Matot? Jau nebeinantis turbūt. Jau nebetisuka. Matote? Vat. Gal tiesiog tą likutį paimsiu su peiliu ir išimsiu, o šiaip pasiliksiu tą patį indelį ir po to jums nufilmuosiu video, kaip aš darausi lūpų balzamą. Tai va. Tai toks buvo šios dienos filmukas. Tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, tai laikinam, subscribinam ir iki kito karto. Ate!